Labas, aš esu Gita Ramana, esu žmogaus vidinių resursų valdymo trenerė ir pradedu naują savo projektą, kuris vadinasi PP. Iššifruoti galima kaip penktadienio pokalbiai, pašnekesiai prie pianino, pasikalbėjimų, pasidalinimų, podcastai, požiūrio plėtimas. Bet esminis dalykas, kas aš noriu, kad po PP slėptųsi, tai yra paprastumas. Noriu daryti šitos pasikalbėjimus paprastai, neįsitempiant. Štai ir dabar sėdžiu savo namuose, filmuoju telefonu, esu be make-upo, nenaudoju jokių filtrų ir ketinu nieko nemontuoti. Aišku, galbūt, kad ne kartą teks įrašyti, kur kažkur padarysiu tokią didesnę klaidą, bet jeigu bus kažkokių klaidų, tai nekreipkite dėmesio, tai nėra paskaita, tai nėra seminaras, tai yra tiesiog mano pasidalinimas, mano sukaupta patirtim. Patirtis savo aš kaupiu daugiau jau negu 20 metų. Jeigu suskaičiuočiau, kiek valandų aš skiriu asmeniniam augimui ir tobulėjimui, domėjimusi vidiniais žmogaus resursais, tai yra klausydama paskaitas, dalyvaudama seminaruose, dalyvaudama mokymuose, stovyklose, retrytuose, savarankiškai atlikdama įvairias praktikas, turėdama tam tikras praktinės užduotis, kaip susijusias su integravimu tų žinių, kuriuo aš mokiausi. Tai būtų, nesuskaičiuojama galybė valandų. Kažkada bandžiau skaičiuoti prieš keletą metų, bet jau pasimečiau. Tai žodžiu, 20 metų nuo tada, kai pradėjau tuo aktyviai domėtis ir skirti tam savo laiką, tiesiog iš savo asmeninio intereso ir iš to, kad tai man buvo įdomu. Ir per tą laiką sukaupiau ne tik tai žinias, savo asmeninę patirtį ir visą kitą, bet ir įgijau reikiamas kvalifikacijas, kad galėčiau dirbti su žmonėmis. Esu sertifikuota ICC coacherė. Coachingas ICC, kuo jis yra ypatingas, kad jis teigia, kad kiekvieno žmogaus atsakymai yra jo viduje. Kad kiekvienas žmogus geriausiai žino, kaip jam šiuo metu elgtis, kokius sprendimus priimti. Tik tai kartais mums reikia palaikymo, tinkamų klausimų, žmogaus, kuris gali tave išgirsti, kuris gali pabūti su tavim, kol tu mąstai apie save ir šiek tiek nukreipti tave klausimų pagalba, kad tu kažkur nepasiklystum tarp savo minčių į ten, kur tu nori nukeliauti. Tai coachingas. Kitas žingsnis mano yra diferencijuotų funkcinių būsenų metodikos su instruktorė. Ir šita metodika yra ypatinga tuo, kad jinai skirta žmogui išmokti stebėti save iš šalies, valdyti savo emocinės, jausminės būsenas, turėti reikiamą kiekį energijos ir dar daug kitų nuostabių privalumų. Dar vienas dalykas, ko aš esu, tai esu sertifikuota Tesseract metodikos instruktorė. Tesseract metodika yra žmogaus vidinių resursų valdymo metodikos hiperkube. Pirmas žingsnis. Jo metu, to pirmo žingsnio metu, mes mokomės valdyti vaizduotę ir dėmesį. Vaizduotė ir dėmesys įeina į daugelį praktikų. Aš manyčiau, kad norint valdyti vidinius resursus, tai vaizduotė ir dėmesys yra vieni esminių dalykų, ką tu turi mokėti valdyti. Nes labai daug įvairių praktikų, kurios sako, įsivaizduok tą, nukreipk dėmesį ten. Ir taip, darant bet kokią praktiką, tas gebėjimas valdyti vystosi, o Tesseract metodika yra būtent skirta būtent tam valdymui. Tai yra labai nuostabu. Kągi aš darau? Aš esu žmogaus vidinių resursų valdymo trenerė. Ką reiškia valdyti vidinius resursus? Tai reiškiasi visų pirma, žinoti, kokius tos resursus tu turi. Nes kartais mes iš tikrųjų turim vidinių resursų, apie kuriuos mums niekas niekada nepasakė, mes net nesusimąstėm, kad geras. Tikrai galima šitą dalyką panaudoti ir kažką tai gyvenime, sprendžiant įvairiausius savo gyvenimo klausimus.
žinoti, kokius juos turi, ar ne? Pirmas žingsnis. Tada įsivertinti, kokioje būklėje. Ar man jie patinka tokie, kokie yra, ar norėčiau, kad šiek tiek geriau juos valdyčiau. Ir kitas žingsnis yra, nustačius, kur esu ir kur norėčiau būti, ar ne, tarkim, su savo dėmesio arba vaizduotės valdymu, reikia mokėti juos vystyti. Tai vystyti tai reiškia, ką reikia padaryti, kad to resurso pas mane daugėtų, kad jis taptų vis labiau man pasiekiamas, prieinamas ir kad jis taptų mano iš tiesų, o ne tik tai, kad aš žinau, kad aš turiu, o kad kai noriu, tada galiu jį naudoti. Tai yra visiškai pasiekiamas tas resursas. Ir kad naudoti, tai vėlgi, ta prasme, mes dažnai būna, kad žinom, kad turim resursą, bet jo nepanaudojam. Tai reiškia, nepritaikom praktiškai, neintegruojam į savo gyvenimą. O tas yra labai labai svarbu, norint realiai keisti savo gyvenimo kokybę. Taigi, ką aš darau? Aš kaip kaučerė padedu žmogui sužinoti, padedu žmogui įsivertinti, kokioje būklėje yra jo resursai ir pritaikyti, naudotis tais resursais kaip. Kaip instruktorė, trenerė DFB metodikos ir Tesseract metodikos, aš juos mokau juos vystyti, tam tikrus resursus. Ir taip pat yra dar kitų būdų, kaip aš mokau vystyti resursus. O kitas dalykas, ką aš darau šitą laidą, šitais mūsų pokalbiais, aš noriu plėsti jūsų požiūrį, praplėsti pasaulio vaizdą, kad jūs pamatytumėt, geras, tai irgi gali būti mano resursas. Arba tai jau yra mano resursas, bet aš jo dar nepanaudoju. Todėl rudenio laikotarpį, nežinau, kiek laiko tai truks, kiek ten tų temų skirtingų pas mane bus ir atsiras, bet dabar bent jau keletą į priekį matau, kad mes kalbėsim apie vidinius resursus. Tai šiandien mes kalbėsim vidiniai versus išoriniai resursai. Kodėl pasirinkau kalbėti per palyginimą? Todėl, kad palyginimas yra ta jau mūsų smegenų veiklos dalis, kuri visada įsijungia automatiškai. Jeigu jūs pradedat girdėti kažką naujo, jūs bandat pritempti, palyginti, kaip tas yra. Ir gerai žinot anekdotą, kur sako, tokios ten žalios, man atrodo, spalvos kažkas ten. Sako, tai kokios, įsivaizduok saulėlydį, kai saulė leidžiasi ir kai būna dangus, bet ten tas toks geltonai, raudonas ir taip toliau, tai lygiai toks pat tik žalias. Arba visiškai nepanašus, ar ne? Tai reiškia, mes nuolatos lyginam. Mūsų smegenys veikia per palyginimą. Todėl šiandien padarysiu supaprastinimą ir pakalbėsiu apie vidinius ir išorinius resursus per palyginimus. Taigi, išoriniai resursai. Jie yra kaip mūsų išoriniai dalykai, ar ne? Tai pavyzdžiui, turtas, kažkokia tai materialinė mūsų nuosavybė, pinigai, socialinis pasaulis, socialiniai visi ryšiai, kuriuos mes turime, aplinkos visi veiksniai, ar ne? Tarkim, pavyzdžiui, aš gyvenu bute ir čia yra elektra, yra vanduo, yra nuotekos, tai yra kaip jau savaime suprantami dalykai, bet jeigu kas nors pabandėt pagyventi, pavyzdžiui, kad yra šiemet per Masters of Calm festivalį, pagyventi palapinėje keletą dienų, kur, vanduo ten, maistas ten, šaldytuvo neturi, to neturi, daiktai ten ir taip toliau, tai tu pamatai, geras, kaip faina yra namuose, kokius aš turiu resursą, iš tikrųjų, kad mano namai yra mano resursas. O vidiniai resursai, tai jie yra susijęs su žmogaus psichologiniam stiprybėm, asmeniniam savybėm, su jo mąstymo būdais, su jo turimais įgūdžiais. Tai bet kad ir tarkim, jeigu paimtų šitos pokalbius, ar ne, tai norint juos padaryti, reikia ir vidinių ir išorinių resursų. Vidiniai resursai, tai yra mano žinios, mano įgūdis kalbėti, mano gebėjimas dėlioti mintis, struktūruoti, turėjimas ko pasidalinti, energija, motyvacija šitam veiksmui. O išoriniai resursai tai yra elektra, telefonas, kompiuteris su užrašais,
Toliau patalpinimui man reikia mokėti, vėlgi vidinis resursas, gebėjimas naudotis technologijomis, bet turėti prieimą prie technologijų. Ir išoriniai resursai yra dažniausiai tie, kuriuos mes turim, jie naudojasi, arba už jų naudojimą mes turim mokėti, ar ne, už jų įsigijimą. Vidiniai resursai yra tie, kuriuos mes lavinam, vystom, ir jie nuo to tik tai daugėja jų. Todėl pirmas skirtumas yra išeikvojimas tarp vidinių ir išorinių resursų. Taigi, vidiniai resursai yra neišsieikvojantis, išoriniai resursai jie išsieikvoja arba už juos mes mokam. Tarkim, elektra, jinai kaip ir yra nebaigtinė, šituo atveju, taip kaip man atrodo, ar ne, nes aš kada įsijungiu namuose, tada yra šviesos. Bet taip yra tol, kol aš už ją moku. Jeigu aš už ją nemokėsiu, kažkada man jie atjungs. Sekantis dalykas – konvertavimas. Konvertuoti vidinius resursus į išorinius ir konvertuoti išorinius resursus į vidinius. Tai tarkim, jeigu aš turiu kryptingą mąstymą, gebėjimą koncentruotis, planuoti ir dirbti, tai tada aš vidinį savo resursą galiu lengvai paversti išoriniu resursu. Galiu nueiti bet kokį darbą, dirbti ir tam padaryti. Jeigu aš turiu didelius išorinius resursus, įsivaizduokim, kad tai yra pinigai, ar ne? Turiu pinigus ir dabar noriu juos pakeisti gebėjimą koncentruotis, valią ir darbą, tai jau nėra taip paprasta. Tai jau yra daug sudėtingiau, nes man jau reikės kažką dar kitaip daryti. Tai nėra neįmanoma, bet konvertavimo principas yra lengvesnis. Tarkim, įsivaizduokim laikas, ar ne? Laikas vis tik tai yra išorinis resursas, bet mes labai skirtingai jaučiam ir suvokiam laiką pagal tai, kaip mokam valdyti savo dėmesį ir pagal tai, kiek turime energijos. Kartais žmogus, kuris turi atseit mažai laiko, jis gali padaryti daug daugiau. Dėka savo motyvacijos vidinės, dėka gebėjimo koncentruotis, o kartais kitas žmogus turi labai daug laiko, bet nieko nesugeba ir negali per jį padaryti. Todėl laiką pakeisti į rezultatus, padarimo kažko tai yra sunkiau, negu turint įgūdžius valdymo laiko, koncentracijos ir taip toliau, turėti daugiau laiko, pasidaryti to laiko. Kitas dalykas yra saugumas, kaip kriterijus, ar ne? Ir šitoje vietoje išoriniai resursai labai skiriasi nuo vidinių, nes vidiniai resursai, jų iš tavęs nieks negali atimti. Tavo motyvacija priklauso tik nuo tavęs. Tavo įgūdžiai, kuriuos tu išvystai, gebėjimai, kuriuos tu turi, jie irgi yra lygiai taip pat tavo dalykas. Išoriniai dalykai, ištekliai, jie gali baigtis. Na, jeigu vėl grįžtant prie elektros pavyzdžio, ar ne? Jinai gali baigtis, jeigu aš už ją nemokėsiu, jinai gali baigtis, jeigu kažkas nutiks, kad Vilniuje staiga nebus elektros, arba tiesiog mano name nebus elektros, arba tiesiog mano bute nebus elektros. Tai nuo šitų išorinius resursus, norint apsaugoti, jiems reikia skirti daugiau dėmesio ir nuo išorinių resursų garantuoto turėjimo, visi mes mėgstam garantuotą ateitį, ar ne? Šiek tiek su jumoru sakau, nes tas garantuotos ateities modelis, aš įsivaizduoju, kad visada ateisiu, įsijungsiu ir veiks elektra, bet gali staiga imti ir nustoti ir neveikti. Ir tai nuo manęs nepriklauso, ar ne? Tai yra, kad tai, kas priklauso nuo manęs, tai yra saugu, kas nepriklauso nuo manęs, tas priklauso nuo kitų, jau nuo aplinkos, kurioje gyvenu, nuo miesto ir taip toliau. Taigi, ir paskutinis dalykas yra perkeliamumas. Nors ne, prieš pakalbėdama apie perkeliamumą, aš dar noriu sugrįžti prie saugumo, ar ne, ir paminėti tą pavyzdį. Turbūt esat skaitę knygą Franko Žmogus, kuris ieško prasmės. Tai yra apie žmogų, kuris koncentracijos stovykloje gyveno ir jis turėjo prasmę. Todėl jis turėjo jėgų išlikti. Išorinės sąlygos ir aplinkybės, ar ne, išoriniai ištekliai buvo labai labai riboti, bet jis turėjo didelius vidinius išteklius, todėl sugebėjo išgyventi, išsilaikyti visiškai kitaip negu dauguma aplinkui žmonių, kurie neturėjo tokių stiprių vidinių savo resursų. Perkeliamumas, grįžtu prie jo,
Tai išoriniais resursais galima lengvai pasidalinti. Na taip, aš elektros nenusiųsiu tam draugui kažkur tai, bet jis gali ateiti pas mane, gali ją naudotis, pinigus aš galiu pervesti, turtu galiu dalintis, o vidiniais resursais aš negaliu dalintis. Jie yra manyje ir jų aš negaliu perkelti. Tarkim, aš turiu kažkokį kiekį sąmoningumo. Aš galiu pabandyti kitam žmogui apie tai papasakoti. Arba aš turiu kažkokių žinių, bandau papasakoti, bet kitas žmogus paims, nepaims, ta prasme, tai nėra taip lengvai perimama. Ypatingai, jeigu žinios, tai dar kaip žinios, bet jeigu tai, pavyzdžiui, yra dėmesio valdymas, sąmoningumas, vidinė ramybė, balansas, harmonija su savimi, pasitikėjimas savim, tu gali pabandyti įpūst žmogui iš išorės pasitikėjimo, bet jeigu žmogus viduje savo jo neturi, tu nieko šitą vietą dėja nepadarysi. Tai va, perkeliamumas yra labai geras išorinių resursų savybė, kurią galima džiaugtis, mėgautis ir naudotis. Dabar vis tiek esminis dalykas yra balansas tarp išorinių resursų ir vidinių resursų. Nes jeigu aš per daug nukrypstu į išorinių resursų siekimą, ar ne? Sukoncentruoju save ir sekiu ir laikausi tų išorinių resursų. Galvoju, kad ten tik tai viskas būtų taip, kaip turi būti, ar ne? Tai tokiu atveju aš galiu save, ir jeigu visiškai nevystau tuo tarpu vidinių savo resursų, aš galiu išeikvoti vidinius resursus ir likti tik tai ant tos vietos, kad taip, aš turiu išorinį resursą, bet tame nėra džiaugsmo, nėra laimės, yra tik išseikvojimas iš vidaus ir visiškai aš esu tokiam kevale, kur net išeities nematau. Kuo daugiau turiu vidinių resursų, tuo plačiau galiu matyti galimybės, tuo daugiau dalykų galiu nuveikti, tuo lengviau galiu keisti save, nes esu neprisirišęs, nes vidiniai resursai yra su manim, mano viduje. O iš tiesų gyvenime reikia siekti to balanso, kad išoriniai resursai konvertuojasi į vidinius resursus, vidiniai resursai konvertuojasi į išorinius ir iš to mano gyvenime atsiranda tokia bendra gausa, ramybė, balansas, harmonija, jeigu aš to ieškau. Jeigu ieškau išorinių resursų, tai pirmyn visų greičių išorinius resursus. Jeigu ieškau vidinių resursų, lygiai taip pat galima nerti į vidinių resursų ieškojimą, atradimą, patyrimus ir taip toliau, bet esminis dalykas, ko tu nori ir kas šiame tavo gyvenime etape jaučiasi kaip tai, kas tau yra teisinga ir tai, kas yra subalansuota. O šiandien, kadangi artėja savaitgalis, jau ruduo, pats laikas prisėsti, persižiūrėti, apsižiūrėti savo gyvenimą galbūt, kaip čia sekasi, kaip vasaros vėjai mums išblaškia ir kaip jau po poilsio mes grįžtam susidėlioję ir galbūt susidėlioja, o gal dar ne, gal norisi kaip tik susidėlioti. Tai siūlau tokią mini užduotį, jeigu rimtai jos imsitės, gali būti ir net ne mini užduotis. Tai yra pasižiūrėti į savo gyvenimą ir į savo gyvenimo skirtingas sritis. Į sritis galima žiūrėti pagal skirtingus variantus. Vienas variantas, tarkim, yra, kai kalbama, kaip mano finansai, kaip mano santykiai, šeima, hobiai, veiklos, sveikata, skirtingos kažkokios tai sritis, čia labiau tas toks coachinginis metodas. Yra dar kitas metodas, kaip pasižiūrėti, kaip mano vidinis, asmeninis, socialinis gyvenimas, intimus gyvenimas, kas jame vyksta, kaip šitas sritis visos gyvuoja. Aš labiausiai mėgstu paprastą savo tokį metodą, kurį, nežinau, prieš kiek metų man pats savaime tarsi atsirado, pasiimu lapą popieriaus ir susirašau visas savo gyvenimo sritis, kurios man šiuo metu aktualios. Tarkim, santykiai su šeima, santykiai su draugais, mano projektai veiklos. Šitas projektas, kitas projektas, kadangi aš turiu daug skirtingų veiklų, tai pas mane dažnai būna tokia gausa šitų dalykų. Tada mano kažkokie tai augimo planai, mano tobulėjimo sritis, kuriuose šiuo metu tobulėju, kažkokie tai mano hobiai, laisvalaikio leidimo būdai.
Ir bet visas šitas sritis susirašau, tarkim, namų tvarka, sveikata irgi lygiai taip pat. Surašau visas šitas sritis, tokius, kaip aš sakau, man patinka piešti balionėlius. Ir tuos balionėlius, kiekvieną iš jų persižiūriu. Kur aš esu dabar, šitoj vat srityje, ar ne? Tarkim, paimkim mano sveikata. Kaip aš jaučiuosi mano. Tai aišku, sveikatą dar galima skirstyti į fizinę, emocinę, mentalinę sveikatą. Čia jau kiekvieno priklausomas yra tas niuansas, kiek jūs norit detaliai tą pasidaryti ir kurios sritys jums yra aktualios ir svarbios šiuo metu. Ir tiesiog susidėlioti, susirašyti, kur aš esu ir kur norėčiau būti. Ir tada klausimas, kągi man reikia daryti. Ir šį kartą ką daryti, tai pasižiūrėti, kokių vidinių ar išorinių resursų man reikia. Ir susirašyti visą tokį sąrašėlį savo vidinių, išorinių resursų, kurių man iš principo reikia. Ir tada sekantis žingsnis pasidaryti vidiniai resursai, išoriniai resursai. Kur jeigu nežino, čia vidinis ar išorinis, pasidarykite dar trečią stulpelį, kur taip ant klaustuko. Aš, pavyzdžiui, kažkada klausiau, miegas kokybiškas vidinis ar išorinis resursas. Ir, galima padiskutuoti ir pagalvoti, kas tai yra. Dėl to, jeigu tokių turite abejotinų, padėkite į abejotinus, jeigu jums nėra iki galo aišku, nes iš tiesų apibrėžtų, aiškių teorijų ar kažkokių tai knygų, kiek aš ieškojau apie vidinius ir išorinius resursus, neradau. Tokios, kad būtų knyga, kur, va čia yra išoriniai visi išvardinti resursai, čia visi vidiniai žmogaus resursai. Tai jūs tau pasižiūrėkit ir pasižiūrėkit, kurių iš tų resursų jums trūksta. Arba kuriuos norisi labiau įvaldyti. Nes, tarkim, netgi ir klausimas taip natūraliai kyla, kad išoriniai resursai yra tie, kurių mums trūksta, kuriuos mums reikia įgyti, ar ne, kad turėti. Tarkim, pinigai, ar ne, tai reikia dirbti, sukurti pridėtinę vertę ir sukūrus tą pridėtinę vertę gauti už tai resursą, pinigus, išorinis resursas. Bet su vidiniais resursais jų įgyti negali iš šalies, juos reikia išvystyti savyje. Arba gali pasirodyti, kad, geras, aš turiu, pavyzdžiui, esu baigęs DFB metodikos kursus ir moku dirbti moku ten, tarkim, keisti savo emocinę būseną, bet pasirodo to nedarau, dėl to liūdžiu. Arba tam kažkas, tai trūksta man motyvacijos. Tada pasižiūriu, kaip ta motyvacija ir taip toliau. Tiesiog susižiūrėti, pasidaryti tokią, kaip aš sakau, reviziją, rudenio reviziją. Kas yra dabar šiuo metu? Jeigu vienam skirti laiko tam yra sunku, tai tada gali parašyti man, galim pasidaryti sesiją. Jeigu bus galbūt daugiau žmonių, galbūt pasidarysim tokį bendrą, ilgesnį, didesnį grupinį susitikimą, online arba gyvai, kur skirsim laiko. Nes irgi kartais yra tais vidiniais išoriniais resursais. Vidinis dėmesys yra tarsi vidinis resursas, ar ne, ir dėmesio valdymas. Bet kartais tau reikalingas kitas žmogus iš šalies, kuris tau padeda šitoje vietoje, tol, kol tu dar mokaisi, tol, kol tu dar neturi pakankamai dėmesio. Tam reikalingos įvairios palaikymo grupės, coacheriai, mentoriai, visokie ilgalaikiai mokymai, kurie padeda tau integruoti įgūdžius ir žinias. Tai va, jeigu turėsi kažkokių klausimų, lygiai taip pat gali pasidalinti su manimi. Jeigu tai bus tokie bendri klausimai, aš galbūt padarysiu klausimų atsakymų sesiją. Jeigu bus individualus klausimas, tai atsakysiu tau asmeniškai. Jeigu tai bus neilgas atsakymas, jeigu bus ilgesnis atsakymas, tai tada pasiūlysiu tau susitikti kažkokioje tai sesijoje, coachingo pavyzdžiui, ir kartu panagrinėti tos klausimus, pasižiūrėti, galbūt parekomenduosiu kažkokią knygą ar literatūrą, paskaityti ar video pažiūrėti, ar kažkokius kursus, kur galima tai vystyti. Tai va, labai džiaugiuosi, šiandien tuo ir baigiu pirmąją PP laidą, pasikalbėjimus, pokalbius. Ačiū, jeigu tu žiūrėjai iki galo, palaikink kanalą, nes aš visada kelsiu į YouTube, dalinsiuosi Facebook'e savo gitaromaną, visas nuorodas rasi, apie
apie laidelę. Bet principą penktadienį įsikelsiu į kanalą, tai jeigu nori gauti naujienas, paspaus, kad nori tapti prenumeratorių mano kanalo ir matysimės tada dažniau. Ačiū ir iki.